Labą dieną visiems konferencijos dalyviams. Kaip ir pristatė, esu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, tai man pagal savo pareigas yra svarbu formuoti saugią aplinką. Juolab, kad dabar globaliam pasaulyje vis didėja politinis, ekonominis, socialinis, technologinis valstybių pažeidžiamumas. Ir viena iš grėsmių, vis dažniau įvardinama kaip viena iš pagrindinių, yra kibernetinis saugumas. Jūs suprantat, kad valstybės institucijos vis dažniau ir daugiau paslaugų informacijos perkelia į elektroninę erdvę. Ir būtent elektroninėje erdvėje cirkuliuoja svarbiausi duomenys, dokumentai, asmens duomenys, piniginės operacijos, vykdoma prekyba, kiti sandoriai ir spartus informacijos technologijų tobulėjimas ir piliečių aktyvumas lemia ir tam tikrą viešojo administravimo sampratos kitimą. Suprantama, kad ten, kur yra informacija, yra negerų žmonių, norinčių šitą informaciją gauti, naudotis ne visada gerais tikslais. Kartu su plačiu interneto vartojimu elektroninėje erdvėje vis dažniau aptinkami nusikalstamo pobūdžio incidentai. Todėl kibernetinis saugumas tampa jau ne vien tik tai verslo rūpesčių, bet ir valstybinio lygmens problema, nes incidentai elektroninėje erdvėje paliečia valstybinės svarbos objektus. Keletas skaičių, gal sugrįžkim truputį, keletas skaičių, aš norėčiau visgi juos paminėti. 42% padidėjo atakų į konkrečius taikinius, iš jų 31% tenka verslui. Ir kaip mes matom, tam verslui, kuris neskiria dėmesio arba neturi tiek daug finansinių resursų skirti dėmesio saugai. Sukčiavimo svetainių skaičius apgaulės būdu socialiniuose tinkluose išaugo 125%. Apskritai atakų internete padaugėjo 30%, o praėjusiais metais buvo atrastas arba buvo surastas, konstatuotas 5291 naujas pažeidimų tipas, iš jų 415 aptikta mobiliuose sistemose. Taigi matome, kad skaičiai kelia susirūpinimą ir būtinybę stiprinti kibernetinės erdvės apsaugą. Čia norėčiau galbūt ir pademonstruoti vieną iš skaidrių, kas yra svarbiausias objektas, tai yra informacija. Informacija, jinai apima, kaip matot, ne vieną segmentą, labai yra svarbi informacija apie asmenis, apie asmens duomenis, apie infrastruktūrą. Suprantama, konfidenciali informacija, visų pirma valstybės, tačiau ir verslo, masina labai įvairius žmonės. Ir noriu pabrėžti, kad galbūt kita čia, tos informacijos paieška yra vienas iš tikslų tiek saugant, tiek institucijose priimant sprendimus saugoti, tiek ir žvalgybų veikiančių prieš Lietuvą tikslai. Ir čia yra mūsų kariniai pajėgumai, kalbant apie viešąjį sektorių, plėtros planai, strateginiai susitarimai su partneriais, ypač NATO, Europos Sąjungais. Taip pat yra analizuojamos mūsų sistemos saugumo trūkumai, pasirenkami tam tikros sistemos darbuotojai,
pažeidžiamos mūsų informacinės sistemos, gali būti ir keli objektai, nebūtinai vienas, kur naudojama ta informacija. Be abejo, informaciniuose karuose visų pirma ir galbūt daugiausiai per žiniasklaidą šita informacija yra tiekiama. Pavyzdžiui, užsienio žvalgybos seka informaciją viešoje erdvėje ir per savo poveikio priemonės, per žiniasklaidą formuoja tam tikrą visuomenės nuomonę apie mūsų turimus pajėgumus, apie tam tikrų šalių keliamą grėsmę, mūsų pajėgumus įveikti tas grėsmės, pagaliau jėgos demonstravimas, kaip planuojamos grėsmės atremti, ar turim apskritai valios atremti, kaip elgtųsi mūsų partneriai, jeigu kiltų grėsmės ir panašiai. Galbūt išskirtume tokias galbūt naujoves, kad iš tikrųjų atsiranda valstybių ginkluotose pajėgose naujas toks dėmuo greta sausumos, laivyno, oro, kosmoso pajėgų. Tai būtent kibernetinės pajėgos, kurios, kaip ir čia pažymėta, apie 120 valstybių jau naudoja kibernetinio užpuolimo atvejams. Žinoma, labai tas šalis, kurios naudoja ir iš kurių tos atakos dažniausiai ateina. Taip pat norėtumėm paminėti, kad ir kibernetiniai teroristai mus kol kas lenkia, mes tuo galim tik tai džiaugtis, bet yra šalių, kurie patiria kibernetinio teroristo atakas. Be abejo, nusikaltėliai kibernetiniai, kurių tikslas pinigai. Čia gali būti ir pavieniai, ir mažos grupės, ir organizuoti. Apskritai organizuotas nusikalstamumas taip pat keliasi į elektroninę erdvę. Ir jeigu kažkur statistikoje mes matom mažėjančius narkotikų platintojų skaičius, tai atidžiau pasižiūrėjus, jie buvo surasti internetinėje erdvėje. Ir be abejo, programišiai, kurie galbūt savo kažkokias ambicijas rodo ir tikrina savo gebėjimus ir besimokantis, vienu žodžiu, šitoje erdvėje nemažai veikiančių asmenų. Koksgi yra Lietuvoje teisinis reguliavimas? Galiu pasakyti prieš tai gal keletą dar teiginių, kad NATO kibernetinės gynybos kompetencijos centro duomenimis Europos Sąjungos 12 šalių turi kibernetinio saugumo strategijas. Lietuvoje iš esmės šito klausimu pradėta domėtis po Estijos įvykio. Ir, kaip žinom, buvo tai 2007-aisiais ir tuo metu buvo patikrinti mūsų gebėjimai atremti tokią ataką ir išvados buvo tokios, kad panaši nepatenkinama būklė būtų konstatuota ir Lietuvoje. Nes tik tai nuo Estijos atvejo, beje, estams šiek tiek prie tų estų atakų prisidėjom ir mes, gal nesąmoningai, pradėta galvoti ir turbūt toks svarbiausias dokumentas, kuris buvo parengtas ir 12 metais priimtas birželio mėnesį, tai nacionalinio saugumo strategija, kur tikrai skiriamas ypatingas dėmesys kibernetiniam saugumui ir be abejo akcentuota, kad tai vienas iš pirmaeilių nacionalinio saugumo interesų ir buvo formuluojami teiginiai, kurie, manau, aktualūs ir įgyvendinami šiandien, kad Lietuvos Respublika kurs nacionalinę koordinavimo sistemą kibernetinio saugumo srityje,
tobulins nacionalinį elektroninės informacijos saugos teisinį reglamentavimą, stiprins nacionalinius gebėjimus reaguoti į elektroninės informacijos saugos incidentus, sieks užtikrinti nacionaliniam saugumui strategiškai svarbios informacijos infrastruktūros saugą, stiprins elektroninės informacijos saugos kultūrą, ypatingai noriu pabrėžti, bendradarbiaudama tarp viešojo, privataus ir nevyriausybės ir mokslo sektorių, nes privatus verslas šitoj srity yra pagalbininkas ir jo bendradarbiavimo tikrai reikia siekti. Tokia viena iš labiausiai matomų iniciatyvų tai yra 11 metais patvirtinta nacionalinė elektroninės informacijos saugos plėtros programa. Toks laikotarpis įdomus 2011-2019, kuri parengta siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą valstybės valdymo aparate ir ypatingos svarbos objektuose. Dabar mes matom, kad už šios programos vykdymą atsakingos 9 institucijos. Žinot, kaip sako, 9 auklės vaikas be galvos, kurios prižiūri kibernetinio saugumo užtikrinimą, tačiau visos jos rūpinasi kibernetiniu saugumu savo kompetencijos rytise. Ir šių metų sausio mėnesį valstybės kontrolė atlikusi, tikrai ilgai tęsiasi tas auditas, bet atliko ir padarė išvadą, kad valstybės informacinių išteklių valdymo struktūra keitėsi perskirstant institucijų atsakomybę už šių išteklių valdymo sritis. Tačiau nesant vieno šios srities politikos formuotojo, šios srities valdymas nėra veiksmingas dėl institucijų interesų nesuderinamumo. Veikia ne visos sudarytos tarpžinybinės komisijos, o atsakomybė už kai kurių valstybės informacinių išteklių valdymo sritis yra apskritai nepaskirta. Taigi, turbūt čia ir įvardinta didžiausia problema, kad valstybė neturi vieningo kibernetinį saugumą užtikrinančio centro, kuris nuolat ir nepertraukiamai galėtų užtikrinti apsaugą elektroninėje erdvėje valstybės mastu. Be abejo, toj pačioj mano paminėtoj programoj buvo galbūt viena iš svarbiausių priemonių numatyta sukurti ir įdiegti valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemą. Lyg ir jinai ir sukurta šita sistema, tačiau norėčiau pereiti prie kontrolės, parlamentinės kontrolės, nes Nacionalinio saugumo komitetas ir informacinės visuomenės komitetas Seime atlieka šitą parlamentinę kontrolę kibernetinio saugumo srityje. Ir noriu pasakyti, kad komitetas nekartą po Estijos įvykių savo darbotvarkėje tuos klausimus svarstė, organizavo viešas diskusijas ir galima būtų išskirti 3 tokias problemas. Tai yra techninė, kada kiekviena žinyba kūrė savo infrastruktūrą ir nuėjo tokiu keliu, kad atskiros institucijos tą įrangą tik tai savo ir savo naudojimui įsigyja, arba tokio uždraudimo keliu nuėjo. Toliau institucinė problema, kaip minėjau, tokio centro trūksta ir, aišku, koordinacinė problema. Daug atsakingų institucijų, tačiau vienos, kuri galėtų kokiu tai ekstra atveju veikti ir atsakyti, nėra. Ir Nacionalinio saugumo komitetas dar 2008 metais kreipėsi į vyriausybę, kad jinai rimtai šito klausimo susirūpintų ir premjeras tais metais sudarė tokią darbo grupę, kur išskyrė 8 veiklos kryptis. Tai yra visų pirma teisinės bazės kibernetinio saugumo srityje kūrimas,
nacionalinės koordinacinės sistemos kibernetinio saugumo srityje kūrimas, grėsmių ir pažeidžiamumo nacionaliniai kibernetiniai erdvėjai prevencija, nacionalinės reagavimo į kibernetinės grėsmės sukūrimas, nacionalinės kibernetinės erdvės pažeidimų likvidavimas ir dar kai kurios kitos. Tačiau, kaip mes matom, nuo 2008 metų kai kurios tos priemonės, kurios buvo numatytos ir turbūt teisingos buvo ir teisingai buvo numatytos, yra iki šiandien neįgyvendintos. Be abejo, mes turim turėti omeny tą savo atsilikimą, nes kaip parodė, tarkim, karo atvejai Gruzijoje, tai Rusija labai aktyviai naudojo informacinę erdvę pagrindiniams savo tikslams. Buvo užpultas ir Gruzijos nacionalinio banko tinklalapis ir buvo įvairūs į kibernetinę erdvę įsilaužimai. Tai komitetas, reaguodamas į tuos įvykius, taip pat pavedė vyriausybei reaguoti į pasikeitusias realijas, į grėsmes ir vyriausybė be abejo iškėlė užduotis, bet vėlgi formuluoja visom atskirai institucijom. Ir čia jau nebesikartosiu, kas buvo pasiūlyta, tačiau noriu tik tai pasakyti, ką vyriausybė pasiūlė ministerijoms, kad jūs galėtumėt aiškiai suvokti. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta stiprinti ryšių reguliavimo tarnybos nacionalinį elektroninių ryšių tinklą ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinį. Jisai iš tikrųjų toks buvo sukurtas, tačiau, kaip mes žinom, visi incidentai arba dauguma jų vyksta savaitgaliais po darbo, o šita institucija kaip tik ir dirba, kaip eilinė valdininkų institucija. Todėl buvo pasiūlymas, kad ji dirbtų 7 dienas per savaitę ir 24 valandas. Ir tam tik tai reikia papildomų 4 etatų. Tai jau ne kartą ir komitetas kreipėsi, ir pati institucija apie tai kalbėjo. Ir netgi jau buvo, atrodo, tas klausimas iki vyriausybės posėdžio atėjęs, bet vėl kažkodėl tai sprendimo nepriimta. Taip pat buvo kalba apie asignavimus. Aš manau, čia vienas irgi iš pagrindinių klausimų arba problemų. Taip pat buvo įpareigoti asignavimo valdytojai dalį valstybės investicijų skirti į informacinės technologijas ir būtent informacinių technologijų saugai. Kokia dabar yra situacija? Aišku, institucijos atsiskaito ir čia galima būtų vardinti tuos darbus, kuriuos jos nuveikė, bet galbūt jums ir kiek tai žinomi tie darbai. Aš tik paminėsiu štai policijos departamentas, kur irgi svarbi sritis, kaip yra tyriami elektroniniai erdvėjai padaryti nusikaltimai. Tai sudarė tokią tarpžinybinę darbo grupę nusikaltimų veikų elektroniniai erdvėjai prevencijos ir tyrimo sistemai tobulinti. Ir pakankamai neblogai šitie nusikaltimai šiuo metu yra tyriami. Aišku, jų skaičius auga. Vien tik praėjusiais metais užregistruoti 166 nusikaltimai, iš jų užbaigti tyrimai baigti 133 atvejais. Ir jeigu, pavyzdžiui, pavyzdys su Ispanijos aukštųjų technologijų nusikaltimų tarnyba, tai jie per metus užveda 1000 bylų, o ištiria pusę, apie 50%. Tai matom, kad mūsų tyrėjų rezultatai yra neblogi. Toliau, ryšių reguliavimo tarnyba parengė viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo taisyklės ir jų pakeitimus. Galima atkreipti dėmesį, Švietimo ministerija parengė vieną programą informacijos saugos specialistams rengti.
Ir daugiau visokių tokių, aišku, darbų yra atlikta, negalima menkinti institucijų darbo, tačiau investicijos, būtent investicijos į kibernetinio saugumo užtikrinimo yra dar pakankamai menkos ir mes konstatuojam, kad ir tarp institucijų bendradarbiavimo stoka yra konstatuojama. Kokie gal būdai, ką reikėtų daryti ir ką reikėtų spręsti, tai numatyti vieningus standartus, užtikrinančių valstybinių subjektų kaupiamos informacijos apsaugą. Be abejo, tų standartų iki šios dienos nėra ir tai mes matom yra problema. Nacionalinės elektroninės informacijos saugos plėtros programa yra vangiai įgyvendinama, atsiliekama nuo dabartinės situacijos, kai technologijos modernėja ir čia be abejo yra ką veikti. Apie CERT kalbėjau. Be abejo, atrodytų nedidelių investicijų reikalaujantis veiksmas, iki šiol mes matom kaip problemą. Kibernetiniam saugumui užtikrinti būtinas privataus verslo ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimas. Dar yra tam tikro nepasitikėjimo šitoj srity ir tą nepasitikėjimą reikia įveikti ir sukurti vieningą apsaugos nuo kibernetinių grėsmių sistemą. Būtinos didesnės investicijos kibernetiniam saugumui užtikrinti ir kibernetiniam nusikalstamumui mažinti. Nors, kaip minėjau, nusikaltimai vis dažniau persikelia į tą erdvę ir jų skaičius auga. Ir atsilikimas nuo technologijų. Kadangi kibernetinio atako pobūdis ir dažnumas labai sparčiai kinta, todėl pareigūnai ir institucijos turi nuolat kelti savo kvalifikaciją, o žinias įtvirtinti dirbdami su naujausia ir efektyviausia įranga. Toks vienas paskutinių pavyzdžių, atsilikimas nuo technologijų, parodė gyventojų perspėjimas apie grėsiantį pavojų, kuris buvo balandžio pradžioje atliktas tas patikrinimas. Pasirodo, kad buvo 15 milijonų, virš 15 milijonų išleista tai sistemai sukurti ir būtent tai specialiai perspėjimo programai, tačiau paaiškėjo, kad ji neveikia. Kai ją jau tikrino, tai pasirodo, kai kas nenusistatęs savo mobiliuose telefonuose priėmimo režimą, o apskritai visuomenė buvo menkai informuota, žinutės siunčiamas moraliai pasenusių 2G ryšių, naujų telefonų savininkai dabar mes matom renkasi 3G sistemą ir dabar reikės dar papildomų lėšų, kad šitą sistemą pritaikyti prie poreikių ir kad mūsų žmonės būtų informuojami. Tai toks pavyzdys, kada atrodo nemaži pinigai, o rezultatas vos ne nulinis. Tai mano pranešimas kaip ir baigtas, aišku, čia tų problemų galėčiau daugiau vardinti, bet noriu užbaigdamas pasakyti, mes matom kaip rimtą grėsmę, mes analizuojam problemas, ir bandom kartu su verslu šitas problemas nagrinėti ir spręsti. Nes kito kelio nėra. Vienas segmentas tai yra valstybės sektorius, galbūt netgi informacija ta slapta, kurią naudoja mūsų saugumo tarnybos. Aišku, kitas sektorius, kuris atviresnis, bet mes matom atakos prieš juos vis dažnėja, nekalbant apie mūsų nacionalinį banką, teismų sistemas ir visas kitas. Ir aišku, asmens gyvenimas, asmens duomenų apsauga išlieka vieni iš svarbiausių mūsų prioritetų. Tai ačiū.